Nėra kur įkišti. Tapo projektas grįžta į eterį. Bandysim kurt ir važiuoti į garažą ir antra dalis. Nu ir šiam epizodui užtenka. Vai, čia bus reikalas. Labai geras pavyzdys, kokį jį įsivarom į garažą ir koks jisai įvažiuos. Ant laisvų apsukų gražiai dirbantis, gaziuko duodi, tvarkingai išvažiuoji, tyliai, su duslintuvo defektų, kad nebus jokių skylių rėkimų. Tai va, labai gera pradžia turbūt, kaip jisai dabar veikia ir kaip iš to garažo išvažiuos. Kol kas išsiaiškinta tiek, kad gale stabdžiai yra, veikia. Nu, nežinau kaip, turbūt jie ten stringa ir taip toliau, bet bent jau yra. O pusė pedalo, tai yra priekinė dalis, neveikia. Tai variantas yra, kad šitas cilindriukas, kurį keičiau, vėl blogas. Nes to, ką reguliavom, bandėm ir susukti, išsiukti, nieks nesikeičia. Tai greičiausiai, kad va, ten, kurį galą paduodama, ten yra problema. Dar įsitikinimui galvojom, gal nuimt šitą būgną. Vėl stabdžių diską vadinamą. Paėmus jį, pažiūrėti, ar vaikšto cilindriukas. Taip, bandom. Be bulgariškos muzikos žiūrim, kad su zapu niekaip. Norim rankinio trosą nuimt, pažiūrėti, kodėl jisai nevaikšto. Nu, nuo įdomių dalykų pradedam, bet pirmas dalykas, ką darom, išsidefektuojam viską. Bandom surasti, ko reikia nupirkti, ką reikia užsakyti ir kur problemas. Didžiausias, kad jisai važiuotų, gražiai dirbtų ir stabdytų. Apačioje tie trosai eina. Nežinau, ar matysis. Žodžiu, trosas eina čia ir nueina ten. Čia jokio prieimo nėra visiškai. Čia vat skarda, niekas čia nenusijama. Tai kad ten prieit. Žodžiu, reikia iš salono atsisukti rankinį ir prie jo eina trosas, kurį iš dviejų pusių suportų nukabinus. Tada tik tai išsitraukia į saloną visą trosą. Bent jau mes taip supratom, tai dabar žiūrėsim, ar tas veikia. Bet vieną pusę atsikabinam ir kitą dabar atsikabinam. Ir tenai jisai turėtų susitraukti per saloną, išlysti. Čia va rankinis nuimtas, rankinį nuėmėm ir jisai išsitrauks kartu su trosu. Žodžiu, dar koks įdomus dalykas, pastebėjimas. Čia vat yra fiksatorius. Toksai šitą vietą, vat, dabar jis nevaikšto, bet padarysim, kad vaikščiotų. Dabar sėdynė taip pat kilnojasi, važinėja, jo, taip pat atsikelia, žodžiu, kad įlipti į galą. Kai duris uždarai, prispaudi šitą mygtuką ir tas čiopikas, bum, įlenda. Įlenda tas čiopikas ir neleidžia sėdynėje atsidarinėti. Kai uždarytas duris, atsidarius duris, automatiškai jis atsilenkia. Aš ir galvoju, kodėl čia tie varžtai nupūvė ir kas čia yra, kodėl sėdynė taip kilnojasi. O čia tokia sistema. Jeigu klystu, aišku, taisykit mane komentaruose ir sakykit, kaip čia yra iš tikrųjų. Ai, gražus zaziukas. Šitą va reiks padažyti, aš jau matau čia. Black Edition šitą, Shadow Lines darysim. Skaičiukus šitos galima kažkokius tai savo susiburti. Palatenai dar atlaisim reikėjo iš visų vietų trosą. Iš visų atleistis. Iš dešinės atleidai, iš kairės? Iš kairės irgi. Dar biškai pažiūriu greitai. Nu jo, iš čia atleistas. Vis dėlto, man atrodo, reikia dar pasikelti ir pažiūrėti. Ar ten tikrai nėra dangtelio? Ne, jokio dangtelio nėra. Nepanašu, kad jis nori keliauti čia. Arba bent jau jisai turi pavažiuoti tiek, kad čia atsikabintų ir iš apačios išsitraukti, bet jisai ne tiek neišvažiuoja. Gal vis dėlto dar pasikeliam pasižiūrėti apačioj. Nu, pasižiūrim kaip iš apačios. O čia va yra dangtelis, kuris tikrai turi kažkaip nusimti. Čia yra varžteliai, kurie yra užpūvę, man atrodo. Galbūt čia būtų prie įėjimo. O tai čia svirtis tipo į bėgius eina, bet tokia va. Kaip kardanas čia, lyginant masteliais. Nes jeigu pusė šis toks, tai nenustepčiau, kad čia kardanas toks. Gal čia vis dėlto quattro. Tai va, čia atrodo lyg varžteliai būtų kažkokie užpūvę. Bet klausimas, ką jie duotų čia. Gerai, trosai visur laisvi. Gal reiktų iš šiandien judinti juos ir žiūrėti. Greičiausiai čia viską reikia tik sutepti. Nes va, jau vienas trosas vaikšto.
A, čia jau ir antras vaikšto, ne? Jau juda. Reiks, reiškia, sutepti ir trosų turbūt, kad nereikia. Nu, nežinau, šita pusė graži, tai irgi visai nieko, kiek mačiau. Šiaip tai, nežinau, kiek sunku būtų vėliau čia pasigauti, bet čia dabar jau vietos daug. Tai šiaip tai va čia yra tas toksai fiksatorius, kurį ištraukus, galima būtų trosą pasileist žemyn visą. A, jisai čia yra vientisas, supranti? Jisai vienas trosas, tik tai šarvose stringa greičiausiai. Mokomės, kaip veikia šitas sistemas. Kokia faina mašina. Braškė. Aš jau noriu lėkti šitą braškytę. Kita problemėlė – duslintuvas. Kiauras, va dėl to jinai burzgia rėkia ir taip toliau. O, keista, kad čia nėra išmetimo kolektorius. Iš kiekvieno cilindro eina atskiras vamzdis. Visi 4 cilindrai, vat, prašau, iš apačios matosi, vat, 1, 2, 3, 4 vamzdžiai. Blem, ir ten kažkaip pajodavė įtartinai. Viskas čia surūdyje, bet visą sistemą keist, nu nebent raščiau kitą sistemą. Ir dabar įdomiausias dalykas, tai diametras. Skersmuo 31. Didelis diametras. Bet čia kas keiščiausia? Ai, kur įeina su viena šiek tiek, į vieną šiek tiek storiau. Kur sueina į vieną vamzdį, čia yra beveik 40. Nu, okei. Tada gal ir didelis. Bet kas dar įdomiau man? Arba aš kažko nesuprantu. Turbūt, kad nesuprantu. Išmetimas pats galiukas vėl 31 susiaurėjo. Ateina 40 ir po bakelio išeina 31. Čia taip turi būti? Downpipas. Kadangi ruošiam techninį apžiūrai, tai tikrinam iš karto ir elektroniką. Signalas buvo atjungtas viena fiškė. Tai tikėkime bent vieną dalyką per pirmą vakarą sutvarkėm. Uždedam ant akumo. Žodžiu, užtrumpinės, turbūt jisai visada pypsi. Bet atsimenu bent jau su šitą seną techniką, kad plaktukas būna šitos dalykus pagelbėjo padaužai. Nu davai, biški keli smūgiai pabandymui. Nu ne plaktukas, ko nors. Antras bandymas. Kaip ir sakiau, šitie dalykai nepadeda. Antra diena prie zapo, grįžtu prie stabdžių. Vėl cilindriukas nuimtas. Nu šitą kartą tikiuosi kažkas pavyks. Išardžiau, aiškinsiuosi, kur čia jame problema, kodėl nėra stabdžių iš priekinės dalies. Iš čia į galą stabdo, iš šitų spaudimo nėra. Tai čia vat bus susijusi šitą priekinę dalis. Ta viskas ok veikia. Aiškinusi, kai tik išsiaiškinsiu, pasakysiu, kas buvo, kame bėda, ar pradėjo veikti. O galbūt reikės kito cilindriuko. Bet sako, kaip ir senus galima sutvarkyti. Bandom perinkti. Tai koks judesys šiandien nevyko, nieko labai nepadaryta. Va, plaunasi karburatorius išardytas. Stabdžiu tą cilindriuką, kur minėjau, pagaliau įveikiau. Tai jį reikėjo perinkti, ką padariau nesupratau, perinkau ir jis pradėjo veikti. Tai gerai, spaudimas jau iki stabdžių cilindriukų ratų ateina, bet problema yra, kad ne visi jie veikia. Vienas, atsakykime, yra pastrygęs, visus jau kaip ir atstačiau. Bet vienas yra pastrygęs. Negaliu ištraukti iš vidaus to cilindriukos, kuris stumia, žodžiu. Tai ieškosiu kito, arba bandysiu tą ištraukti. O dabar einam prie kitų punktų turbūt daryti. Ir kai surinksim karburatorių, bandysim vėl užvesti, turbūt paklausyti, kaip jisai dirba, kaip vedasi. Tai dar pasikrapštyta, neatsimenu, kas padaryta, žodžiu, prie faro pažaista, prie kėbulo netgi biškį pablizginau, kad kadrai geriau atrodytų. Bet jau netai purvina nesamanuota. Pakrovėm šiek tiek akumą. Gale, kaip minėjau, karburatorius perinktas. Tai bandysim kurt, pažiūrėsim, ar čia kažkas pasiteisina, ar nelabai. O vat galas dar purvinas. Reiks ir galą. Ir stogas tvarkyti. Stogo bagažinė nuimta. Gale irgi stabdžių kaladėlės geros. Čia viską tik tai pravalyti, pritrint. Stabdžių diskus tuos būgnus. O dabar bandom kurt. Nu ką, pradedam. Dabar jau pats sosą pasidarėm. Nelabai matėsi, bet čia yra rankenėlė. Ją patraukiam. Nu, pabandom iki pusės, ką? Degimą įjungti. Pamaigyt gaziuką. Nežinau, taip visi daro. Nereikėjo dar pats sosą nuimt, bet kaip bet slintuvą jinai garsiai rėkia, mane nervuoja. Bet tas gaziukas padeda, papampuoji.
Tanką bus atleisti negalime iš karto. Gaziuko. Kiek gaziuko pampuosi, tiek ir yra, vėliau dirba ilgai. Tai kaip įdomiai. O jeigu patsoso dar daugiau ir gaziuko biškį. Ta greitį rodo kažkodėl, tai jau 10 važiuojam. Tai šiandien kas padaryta, kad jau dirba zapas ant laisvų apsukų. Jau kažkoks tai pasistumėjimas pirmin, o šiaip tai pareguliavus varžtelis laisvas jėgas ir kūro padavimą, šiek tiek tas padėjo ir, aišku, karburatoriaus perinkimas, troseliai, patsosai, sureguliavimas visokie, žodžiu, troseliai, kad vaikščiotų viskas sutepti. Tai šiandien turbūt ir tiek užtenka, o rytoj bandysiu padaryti stabdžius ir dar pavalyti. Šiandien žaidimas su elektronika. Dabar priėjom prie signalo, kuris arba veikia pastoviai, arba neveikia visai. Dabar reikia truputį parodyti, ką šiandien padarėm. Davai, jungsi gal šviesas gale, avarinį, atbulinį net galima iššauti. O, čia dar stabdis, atbulinis, viskas šviečia. Tai dabar einame priekį. Čia net skidelį kažkas, o ir avarinis mirksi. Ir kai stabdį paspaudė, ne? Jo, užsidėgė. Rankinį dar patampyk, va, sukasi, žiūrėkit. Na gerai, jo, sukasi, va, rankinį užtraukė, nustoja. Stabdžiai priekį gale vaikšto. Rankinis veikia, priekiniai stabdžiai taip pat, cilindriukai išvalyti, sutvarkyti. Dabar čia gabaritai, gal ir trumpos gabaritai. Bam. Trumpos, ilgos, posūkiai, viskas šviečia. Signalas jau per plauką iki padarimo. Apiplovimas veikia. Liko numerio apšvietimas ir valytuvai realiai. Numerio apšvietimas šiek tiek bandė čia šviest, bet dabar nustoja vėl. Žodžiu, jie sudužė stikliukai. Viską užsisakysim, yra dar naujų detalių, kur nusipirkti. Pamatėm, dėl ko ant laisvų dar blogokai dirba ir šiaip ne visi cilindrai atrodo dirba. Žvakės visos tokios šiokios kažkokios, ne kažką. Tai žodžiu, naujas žvakės, naujus žvaklaidžius, tos pypkės naujas. Čia dar į filtradėžę. Kaip jie pavadinti filtradėžę, nu žodžiu, filtro kūgį kažkokį tai. Vamzdį reiks pajungti. Čia alsuoklis nueina. Sukietėjęs visas irgi naują vamsdelį į alsuoklį pajungsim. Nu ir pradžiai daugmaž, vėliau dar aišku suvalymu, kaip ir minėjau, ir reikalų. Tai pavalyti, sutvarkyti šitos defektus, ką minėjau, ir į tėką. Kad gautumėm lapą baltą, surašytą su visais trūkumėliais, kad reikia pasitvarkyti. Nes va čia važiuoklė liūdina. Va taip atrodo ta važiuoklė, viskas čia plyšia. Tai visas šitas šarnyro apsaugas, kaip jas pavadinti, šarnyro apsaugas visas reikės keisti. Bet pagaliau stabdžiai, kas ir buvo tikslas padaryti, parodysim, kai kažkas naujo bus. Šiandieną nepraėjo veltui, iš tiesų nemažai detalių surasti. Ai, va, dar svarbus dalykas, duslintuvas. Kiauras duslintuvas, negražiai dirba, plerpė, tai turim. Ne nauja, naujas, kas įdomiausia, kainuoja 300 eurų duslintuvas. Šitą gavom už, nežinau, 30 gal kokių eurų. Nes dar pirkom visokių detalių su portėlis tenai, naujas. Cilindriukas 10 eurų, čia šitą dar perjungimų rankenėlė šitas, kažkur 20 gal eurų, duslintuvas 30, tai kol kas tiek. Kažką dar padarysim naujo, vėl atnaujinsim, parodysim, kas pasikeitė. Dar apie visas paslaptis zapo, kaip kas atsidaro, tai gal, daugumai čia gal ir normalus dalykas ir supranta, bet čia viskas durise vyksta, žiūriu. Duris atidarai, va šitas mygtukas bagažinė atidaro. Ne bet kas turbūt surastų, kaip bagažinė atsidaryti, ten, kur variklis yra. Ir, šitą minėjau, mygtukas, kuris nevaikšto dabar, kad sėdinė neatlinktų. Tai vat, duris atsidaręs, ten pusę mašinos gali valdyti, duris atsidaręs tik tai. Dar viena diena prie zapo, nežinau, čia 3 ar 4 jau diena. Žodžiu, artėjam link techo. GoProškai jungiu nustatymus, kad nemirguliuotų nuo lempo šitas. Tikrinsim, ar nemirguliuoja, pažiūrėsim, tikiuosi veiks. Šiandien ką padariau? Tik tai nuvaliau, kad kadruose būtų gražesnis. Turbūt matosi, neliko žalumynų iš tų visų. Labai daug laiko užtruko, kol aš jį atvaliau, bet čia dar negalutinai reikės visus tarpus išvalyti. Ir galų gale vis tiek į plovyklą dar važiuos.
bet kol kas šitas toksai pradinis išvalymas, kad bent jau bendras vaizdas būtų gražesnis. Dar langus, matau, reiks išvalyti. Ką, ruošim toliau tiechui. Greitai tiechą važiuosim. Nu, dar reikia paišdykauti, šiek tiek ratukus tokius uždėjau BMW 19. Tiktų ar didokiai? Fenderiukų reiktų. Kokie monstrai 19 iš to mažė. Košikiuko.